Norint darbo grafiką darbuotojams išsiųsti L paštu, spaudžiame skelbti ir įsitikiname, kad informuoti darbuotojus L paštu parametras yra įjungtas. Dabar darbuotojai gaus pranešimą į elektroninį paštą, kad jiems yra sudarytas naujas darbo grafikas. Laiške darbuotojai mato jiems paskirtas pamainas, kokiomis dienomis suplanuotos atostogos, tėvadieniai ir panašiai. Sugrįžus į grafiką matome, jog 16 pamainų buvo neišsiųsta. Kad pasitikrinti, kuriems darbuotojams nebuvo išsiųstas elektroninis laiškas su informacija apie grafikus, pereiname iš redagavimo režimo į peržiūros režimą ir pasirenkame neišsiųstų pamainų vaizdą. Sąraše matome, kurių pamainų informacija nebuvo išsiųsta elektroniniu paštu. Tai reiškia, kad šiems darbuotojams dar nebuvo sukurtas prisijungimas arba jie nepatvirtino savo elektroninio pašto adreso. Kad sukurti prisijungimą arba išsiųsti pakartotinį pakvietimą, prisijungti prie sistemos, spaudžiame šalia darbuotojo esančius 3 taškus, tuomet informacija. Šiame lange atveriame skiltį paskyra. Geltonas šauktukas reiškia, kad darbuotojas dar nepatvirtino savo elektroninio pašto adreso. Todėl dar kartelį persiunčiame jam pakvietimą prisijungti prie Optos. Darbuotojai patvirtinus matysime žalią varnelę šalia elektroninio pašto adreso. Grįžtame į grafiko redagavimo režimą ir pasidaliname grafiku vėl. Elektroninis laiškas bus išsiųstas tik tiems darbuotojams, kurie šio grafiko dar nebuvo gavę, arba jei jų grafikas buvo pakeistas. Tai reiškia, kad kas kart atlikus pokyčius grafike bus informuojami tik tie darbuotojai, kuriems tie pokyčiai yra aktualūs. Jeigu darbuotojai norime pakartotinai persiųsti grafiką elektroniniu paštu, visų pirma galima nusifiltruoti, kuriems darbuotojams siųsime laišką. Skiltyje skelbti pasirenkame siųsti elektroniniu paštu visas pamainas. Spaudžiame mygtuką skelbti ir siųsti 3 darbuotojams. Peržiūrėti, kokie elektroniniai laiškai buvo išsiųsti darbuotojams, galime darbuotojo kortelėje skiltyje elektroniniai laiškai. Šioje skiltyje taip pat matome, kada laiškas buvo išsiųstas ir paskutinė jo būsena. Pavyzdžiui, darbuotojas laišką atidarė vasario 27 dieną. Paspaudus ant peržiūros ikonos atidaromas išsiųstas laiškas.